Ar pastebėjote, kad pastaruoju metu grožio sritis patiria nuosmukį? Ir kalbu ne tik apie plaukus, kalbu aplamai apie visą grožio sritį. Tai yra nagai, blakstienos, kosmetologija ir taip toliau. Nes kuo toliau, tuo dažniau Facebooko grupėse atsiranda postai su klausimu, ar pastebėjote, kad sumažėjo klientų? Ir didžioji dauguma komentarų yra taip, pastebėjome, kad klientų išties yra dabar mažiau. Net gruodžio mėnesį pas daugumą specialistų nebuvo to įprasto tokio prieš kalėdinio darbų bumo, kai tiesiog nebuvo kur talpinti tų klientų. Ir taip, tai yra tiesa, kaip bebūtų liūdna pripažinti, grožio sritis šiuo metu patiria nuosmukį ir ypač stipriai tai jaučia pradedantieji meistrai ir tie specialistai, kurie dar nespėjo susiburti savo nuolatinių klientų rato. Ir tas nuosmukis vyksta dėl kelių priežasčių. Pirma iš jų yra tokia, kad grožio rinka išties yra perpildyta. Nes kai grožio sritis klestėjo, ji labai viliojo naujus žmonės eiti mokytis nagų, blakstienų, plaukų priauginimo, plaukų procedūrų, kirpėjų amato, kosmetologijos ir taip toliau. Ir grožio specialistų tapo tiek daug, kad dabar net darbo birža nefinansuoja kirpėjų kursų. Antra priežastis yra ta, kad į madą grįžo natūralumas. Merginos nusiema nagus, kažkas dėl to, kad gėlis kenkia, kažkas dėl to, kad tiesiog nori savo natūralių nagų. Moterys atsiaugina savo natūralius žilus netgi plaukus, nes efektas druska ir pipirai dabar yra tendencija. Pradeda rūpintis savo veido oda namuose, darytis kažkokias ten drėkinančias procedūras, veido masažus ir taip toliau. Na ir paskutinė irgi labai reikšminga priežastis, tai yra tokia, kad pasikeitė ekonominė situacija ir ženkliai išbrango pirmo būtinumo prekės. Tai yra maisto produktai, komunalinės paslaugos, netgi kelionės kažkur vykti atostogauti, ne? Ir žmonės tiesiog kitaip susidėlioja prioritetus. Bet žinoma, tai nereiškia, kad 2026 metais neįmanoma sėkmingai vykdyti veiklą grožio srityje. Tai reiškia, kad pasikeitė taisyklės ir šio video metu aš jums papasakosiu, kaip padaryti taip, kad nauji klientai norėtų pas jūs užsiregistruoti. Taigi yra 3 esminiai punktai, kurie padės jums 2026 metais pritraukti naujus klientus ir užpildyti savo darbo kalendorių kelioms savaitėm į priekį. Beje, 3 punktas yra pats svarbiausias, todėl būtinai pažiūrėkite šį video iki galo. Ir pirmasis punktas, taisyklė, yra aktyvumas socialinėje erdvėje. Ir kalbu apie Facebook, Instagram ir TikTok socialinius tinklus, nes jie Lietuvoje yra patys populiariausi. Jūs turite nuolat rodyti save ir savo darbus socialinėje erdvėje, kad nauji žmonės apie jūs sužinotų, o sužinoję vėliau apie jūs nepamirštų. Žinoma, tai nereiškia, kad dabar reikia kiekvienam grožio specialistui tapti influenceriu ir ten kelti po 20 stories per dieną ir ten po 5 postus per savaitę. Ne, tiek tikrai nereikia, bet būti aktyviam ir matomam socialiniuose tinkluose yra būtina. Nes jeigu to nedarysite jūs, padarys kiti ir klientai užsiregistruos pas juos, o ne pas jūs, nes apie jūs nieks nežinos. Nes iš tikrųjų dabar laikai yra tokie, kai aš pradėjau savo veiklą prieš 17 metų, užteko tiesiog mokėti dažyti plaukus arba atlikti procedūrą šiek tiek geriau negu kiti. Ir jau pas tave buvo eilės, nes rekomendavo ten ir draugiai, sesiai, mamai ir visos norėjo, kad jom padarytų šiek tiek geriau negu prieš tai meistras darė ir tai veikia. Bet dabar yra labai daug gerų specialistų ir dabar naujam ypatingai žmogui labai sunku išsiskirti ir ypač tarp tų, kurie dar ir veda soc tinklus. Tai jeigu jūs esate naujokas, dirbate, turite iki 2 metų darbo patirties, dar neturite nuolatinio klientų rato, tiesiog pradėkite vesti soc tinklus ir pamatysite, kad jau bent šita taisyklė atneš jau jum klientus. Na, o kiek to turinio kelti, tai tikrai nereikia kelti kaip kažkokie ten didieji influenceriai. Jums tikrai užtektų 2-3 postų arba reelsų per savaitę ir po 2-3 stories kiekvieną savo darbo dieną.
jau savaitgalius nenorit, nieko nekelkit, bet tiesiog ateinat į darbą, pasižiūrit savo darbo knygą ar kalendorių, ką jūs naudojat ir pagalvokit, o šiandien atliksiu procedūrą, reikės nufotografuoti prieš, galbūt pafilmuoti eigą ir parodyti rezultatą. Ir viskas, per tą vieną dieną tik tiek jūs įkelkit ir jūs jau pritrauksite kažkokius klientus savo, nes jūs jau parodysit, kad jūs esat specialistas, kad jūs mokate spręsti kažkokias plaukų problemas, klientų problemas. Iš tikrųjų, šiais laikais svarbu net ne kažkoks idealus, tobulas turinys, svarbiau yra pastovumas. Nevarkite po 3 dienas prie kažkokio vieno ten video, reels ar tiktoko, montuojant jį ar ten įgarsinant. Geriau paprasčiau, bet dažniau, o su laiku ateis ir patirtis, ir kokybė. Šita rekomendacija ypatingai naudinga tiems, kas dar nevedot visiškai soctinklų ir bijote kažką ten įkelti arba nežinote, kaip nufotografuoti gražiai. Visi specialistai, kuriuos jūs matote Instagram'e, Facebook'e, nežinau, TikTok'e, ką jūs žiūrite, kokių soctinklų naudojatės, jie visi kažkada nieko nemokėjo. Nieko nemokėjo, nei vienas žmogus, specialistas, nepradėjo savo veiklos iškart mokėdamas viską. Pradedant bet kokią veiklą arba darbą su plaukais, nagais, blakstienom arba fotografuojant, filmuojant savo darbą, tiesiog mes visi ateinam su nulinė patirtim ir su laiku mes įgaunam tą patirtį ir atsiranda kokybė. Todėl, jeigu jūs dar bijojote kažką fotografuoti kelt, jau šiandien pradėkit, pažiūrėkit šį video ir jau kažką iškart įkelkit. Dar vienas toks svarbus patarimas, kad kolažai tiesiog prieš ir po jau taip nekabina klientų kaip anksčiau. Klientams dabar įdomiau žiūrėti istoriją, ne? Kokia buvo situacija prieš, kokia procedūra buvo pasirinkta, kokia buvo atlikta eiga, koks rezultatas, kiek ilgai išliks tas rezultatas. Ir kliento istorija galėtų atrodyti taip, aš jums atrodau tiesiog kaip pavyzdį, o jūs jį pasimkite ir pritaikykit savo sričiai, savo klientui. Pirmas storis - klientės plaukai prieš, daug ataugusios šaknys, natūralūs plaukai labai tamsus, ilgi šviesintas, klientės noras total blond dažymas. Antras storis - daug ataugusių šaknų šviesinimas yra labai sudėtingas procesas, todėl tam, kad pasiekti tobulą rezultatą, pasirinkau back-to-back techniką. Ir trečias storis - štai toks rezultatas gavosi, rekomendavau klientai priežiūrą namuose, kad puoselėti plaukus, taip pat rekomendavau priemonės, kuriuos padės išlaikyti gražų atspalvį iki sekančio dažymo. Štai taip, vietoj kolažo prieš ir po jūs galite įkelti 3 stories, galbūt 4 ir papasakoti klientų istoriją. Ir jau jūsų potencialiems arba esamiems klientams jau bus daug įdomiau pažiūrėti tokią istoriją ir jūs labiau atsiskleisit kaip profesionalas, ne? Jūs ne tik parodysit, jūs dar ir papasakosit, kaip jūs tai atlikote. Dar vienas toks paprastas, labai primityvus, bet vis dar veikiantis būdas surasti naujų klientų yra Facebook'o grupės, kur klientės čia ir dabar ieško plaukų dažymo arba rytoj. Tai yra grupės, kurios vadinasi grožio paslaugos Vilniuje, grožio paslaugos Kaune, Klaipėdoje. Kiekvienas miestas turi tokią grupę su grožio paslaugom, kur klientės rašo postus, kas rytoj galėtų nudažyti man plaukus. Ir taip ten būna po 40 komentarų, būna po 50 komentarų. Bet tai nereiškia, kad tikrai neverta ten nieko rašyti. Verta, nes tos komentarus skaito ne tik tos klientės, kurios ieško, ne, kurios parašė postą, bet labai dažnai pažiūri ir kitos moterys, kuriom galbūt irgi reikėtų. Rytoj poryt dažymo, pamatė ir pagalvojo, o man irgi reikia. Todėl, jeigu jūs turite daug laisvo laiko, labai rekomenduoju tiesiog karts nuo karto užeiti į tokias grupės ir pamačius tokį postą, įkelkite ten savo gražiausių darbų nuotraukas, bent 2-3 ir turėkite telefone paruoštuką. Tiesiog, mielai jūs priimsiu tokiu adresu, užsiregistruoti galima asmeninę žinutę arba nuorodą į savo registracijos sistemą. Ir pamatysite, iš ten irgi ateina klientai. Antras punktas, antra taisyklė, kuri padės jums pritraukti daugiau klientų, yra išsiskirti iš kolegų savo žiniomis ir savo profesionalumu.
Nes šiandien klientai ir patys labai domisi plaukų priežiūrą. Ne, aš esu plaukų specialistė, todėl kalbu apie plaukus, bet tai galioja visoms sritim, nes klientės iš tikrųjų jos ne tik domisi apie plaukų priežiūrą, dauguma jau net supranta kaukių sudėtis, jos supranta, kokių komponentų ten reikia paieškoti, kad tiktų jų plaukams. Ir tikrai atėjus užduoda klausimus. Todėl meistras turi žinoti ne tik daugiau už klientą, jis dar turi žinoti bent šiek tiek daugiau negu jo kolega, pas kurį klientė lankėsi prieš tai. Nes būtent šioje vietoje atsiranda pasitikėjimas jumis kaip profesionalu, o pasitikėjimas lygu grįžtantis klientas. Ir jeigu dabar pagavote save galvojant, kad to reikėtų pagilinti savo žinias, labai rekomenduoju savo online kvalifikacijos tobulinimo kursą Viskas apie plaukus. Tai kursas, kuris iš esmės pakeičia požiūrį į darbą su plaukais. Baigus šį kursą jums nebeliks situacijų, kai klientas užduoda klausimą apie plaukus arba galvos odą, o jūs neturite moksliškai pagrįsto atsakymą. Nes po šio kurso turėsite atsakymus į visus klausimus. Nes kurso metu išmoksite ne tik suprasti plaukų struktūrą ir galvos odos būklės, bet ir skaityti bei analizuoti plaukų priežiūros priemonių sudėtis, atlikti tikslias galvos odos ir plaukų struktūros diagnostikas, kad tiksliai parinkti priemonės klientų problemams spręsti. Aš seku savo mokinius socialiniuose tinkluose ir tikrai dauguma iš jų pradeda vesti mokymus, tampa technologais ir žinoma sustiprina savo poziciją kaip specialisto rinkoje. Nuorodą į kursą palieku aprašyme, o mes judam toliau. Kaip ir sakiau, trečiasis punktas, trečia taisyklė yra pati svarbiausia ir tai yra klientų išlaikymas. Nes nuolatinė kliento paieška veda į perdegimą ir nusivylimų savo specialybę. Įsivaizduokit, jeigu jums tektų 5 ar 6 ar 10 metų nuolat ieškoti savo naujų klientų. Galima išprotėti, todėl svarbu pritraukti, bet dar svarbiau padaryti taip, kad tas klientas norėtų sugrįžti pas jūs. Todėl labai svarbu suprasti tokį dalyką kaip customer experience. Ir tai yra kliento patirtis gaunant jūsų paslaugą. Kliento patirtis prasideda nuo pasitikimo, tęsiasi bendravimo metu ir išlieka po paslaugos. Apie tai, kad reikia kokybiškai atlikti savo paslaugą, aš net nekalbėsiu, nes tai jau ir savaime aišku, bet pakalbėsiu apie emocinę patirtį, kuri irgi yra be galo svarbi. Nes klientai ateina pas mus ne tik kaip pas specialistą, jie ateina pas mus kaip pas žmogų ir turi pas mus jaustis komfortiškai. Dabar prisiminkite save, kaip jūs atėjote į kokią nors, sakykime, valstybinę įstaigą, ligoninę, savivaldybę ar dar kur nors. Ir jūs pasitiko specialistas šaltai, be jokios šypsenos, galbūt net arogantiškai. Koks buvo jausmas? Arba gerai, pasitiko tiesiog neutraliai. Atėjote, o ten sėdi gydytojas ir praeikit. Aš sakyčiau irgi galbūt nelabai malonu, nes mes ateinam į nepažįstamą vietą, pas nepažįstamą žmogų, tai jau mes esame išėję iš komforto zonos ir mums jau yra nejauku. Ir net aš, ekstravertas, didžiausias, aš esu pravedus nežinau kiek mokymų. Didelėm auditorijom, aš nebijau svetimų žmonių, aš gerai atrodo jaučiuosi visur, bet einant pas kažkokį nepažįstamą žmogų, į nepažįstamą vietą, vis tiek ten vidų yra toks kažkoks nedrąsumas. O ką kalbėti apie žmonės intravertus? Arba tuos, kurie šiaip rečiau kažkur lankosi nepažįstamose vietose. Dabar daugelis dirba nuotoliu. Ir jie aplamai būna daugiau laiko namuose tarp savo artimųjų, tarp savo šeimos. Tai pagalvokit, kaip klientas turi jaustis, kai pirmą kartą ateina pas jūs. Labai rekomenduoju pasitikti klientą kaip laukiamą svečią. Tiesiog su šilta šypsena. Paklausti, ar viskas gerai, ar lengvai radote. Parodykit, kur nusivilkti paltuką. Paklauskit, ar galbūt nesušalo. Galbūt nori atsigerti. Parodykit, kur vieta. Tiesiog nereikia to perdėto rūpesčio, bet tiesiog, sakau, kaip kokį lauktą svečią. Pasitikite ir tai jau sudarys labai gerą įspūdį apie jūs.
Ir tai jau ženkliai padidins tikimybę, kad klientas pas jūs sugrįš. Vien tas pasitikimas, jis yra jau labai svarbus. Antras dalykas yra labai svarbu gebėti išklausyti klientą. Jeigu jūs ne visai suprantate, apie ką jis kalba, nes ne visi žmonės moka gerai išreikšti savo mintis, užduokite papildomus klausimus. Nesidrovėkite, nes pas mane, kai ateina naujas klientas, tai būna labai retai, nes pas mane jau toks labai nuolatinių klientų ratas yra, bet vis tiek kartais priimu kokį naują ir jis, kai ateina, aš tiek daug užduodu klausimų, kai sakau, jūs neišsigaskit, čia aš tiesiog noriu suprasti, kad aš teisingai jūs suprantu, kokie yra jūsų lūkesčiai, jūsų norai. Na, o jeigu vis dėlto jaučiat, kad jūs nesusikalbat, iki galo nesuprantat, paprašykit, kad jums parodytų nuotrauką. Jeigu mes kalbam apie kirpimą, plaukų dažymą, nežinau, galbūt blakstienų kažkokį ten efektą, nelabai jų suprantu, bet ten kažkokie linkiai skirtingi, arba nagų forma, arba ten dar kažkas. Jeigu apie procedūrą, tai paklauskit į plaukų procedūrą, paklauskit, kokie klientų lūkesčiai, kokie jo yra priežiūra namuose, ką jis naudoja, kaip džiovina plaukus, kokiu šepečiu. Tada paaiškinkit, kad aš atlieku tokią procedūrą. Po šitos jūs ten turėsite glotnius plaukus iki 3 mėnesių, bet čia naudojamas karštis. Arba čia rekomenduočiau jums atlikti šaltą atstatančią procedūrą, bet po jos būtina naudoti priemonės, kurias aš rekomenduoju, kad tas efektas jums išliktų ilgą laiką. Tai komunikuokit. Komunikacija yra be galo svarbus dalykas. Nes labai daug problemų grožio srityje būna dėl blogos komunikacijos. Ir čia kalbu apie viską, apie dažymo procedūrą, nagus, blakstienas, veido valymą, vienu žodžiu apie viską. Svarbu gerai iškomunikuoti. Ir nepabijokite atrodyti galbūt keistai, kad jūs tiek užduodat klausimų, tiesiog paaiškinkit, kad aš užduodu šios klausimus, nes jūs pas mane atėjote pirmą kartą, aš noriu jums parinkti tinkamiausią paslaugą ir aš noriu, kad jūs liktumėte patenkinta mano atliktų darbų. Dar vienas toks, labai slidus dalykėlis, jeigu klientas, bet čia labiau tinka, kai mes kalbam, apie kirpimą, apie plaukų dažymą, jeigu klientas prašo jūsų to, kas jūsų nuomonė jam netiks, yra labai svarbu, kaip jūs tai pasakysite. Nes negalima labai tiesmukiškai akcentuoti kažkokių klientų trūkumų. Reikia labai korektiškai apie tai pasakyti. Negalima sakyti, kad jums netinka tie kirpčiukai, nes jūsų labai apvalus veidas ar ten dideli žandai. Ne, pasakykite kitaip, galima pasakyti, jums tokie kirpčiukai netinka pagal veido formą, aš jums rekomenduočiau daryti kirpčiukus su žalaidėlė, jums tikrai bus lengviau tvarkytis, gražiau atrodys, bet vienu žodžiu, arba ten kitokia kirpčiukų forma, arba iš vis be kirpčiukų, ten jūs atrodysit gražiau, nes jūsų gražios akys, jūs jums nepaslėpsit. Aš čia dabar improvizuoju, bet mintis aiški. Klientai ir taip žino savo tos vadinamus trūkumus, ypač moteris, ir dar prisigalvoja, ir dar paryškina. Todėl mes specialistais jokiais būdais nieko neakcentuojam, o nukreipiam dėmesį ir labai gražiai žodžiais. Tai yra profesionalu. Dar viena labai svarbi rekomendacija. Eidami į darbą, palikite savo kategoriškumą namuose. Klientai pas mus ateina neįrodinėti kažkokių savo tiesų. Jie ateina atsipalaiduoti, gauti kokybišką paslaugą, galbūt išsikalbėti. Dabar dėja yra tokie laikai, kad būna, kad net šeimose žmonės nebendrauja tarpusavį. Arba nepasikalba, neišsikalba, neturi kažkokių ten draugų, galbūt nenori artimiesiems kažką papasakoti. Ir atėję pas grožio specialistus tikrai dauguma klienčių moterų nori išsikalbėti. Ne veltui grožio specialistai vadinami dar ir psichologais. Dažnai girdžiu tokius juokelius, kad čia reikia papildomai imti pinigus už tai, kad ten išklausau. Ne, nereikia už tai nieko papildomai imti, nes jeigu jūs nusprendėt dirbti paslaugų srityje, teikti grožio paslaugos, jau priimkit ir šį faktą kaip dalį savo darbo. Tiesiog taip yra ir
Jeigu nori žmogus išsikalbėti, išklausom. Aišku, niekada niekam nieko toliau nepasakojam, nes tai yra labai neprofesionalu. Na, grįžtant prie kategoriškumo, nes man iš ties teko net nemažai kartų matyti, kai plaukų specialistas, mano atveju plaukų specialistas yra labai kategoriškas, tai iš tikrųjų tai labai atbaido klientus ir ženkliai mažina tikimybę, kad klientas sugrįš. Pas kategoriškus specialistus labai mažas yra grįžtamumas. Pas juos grįžtamumas yra apie 15–20%. Tai su laiku klientų nedaugėja, o kartais netgi atvirkščiai mažėja. Bet žinoma, tai nereiškia, kad jums reikia sutikti su viskuo, ką kalba klientas. Tikrai jūs neprivalote. Jūs turite teisę turėti savo nuomonę. Tai reiškia, kad tiesiog reikia, jeigu pokalbio tema jums nepatinka, arba jūs nesutinkate, pavyzdžiui, apie vaikų auklėjimą, apie, nežinau, mitybos, bet kas, visiškai bet kas čia gali būti. Tiesiog, jeigu jūs matot, kad jūs nesutinkat su klientu, nesiginčykit su juo. Tiesiog pakeiskit temą į neutralią. Pakalbėkit apie orą, pakalbėkit apie tendencijas jūsų srityje. Tikrai yra daug tų kažkokių temų, paprašykit, kad papasakotų žmogus ten apie atostogų planus, arba kur atostogavo. Tikrai yra daug temų, kur galima nukreipti ir nesiginčyti. Tai yra neprofesionalu. Man teko pačiai vieną kartą girdėti, kai plaukų specialistė pradėjo klientį aiškinti, kaip reikia auklėti vaiką. Ir taip, mes kiekvienas turime savo kažkokius įsitikinimus, mes kiekvienas turim savo patirtį. Bet grožio sritis ne ta vieta, kur mes turėtumėm, ypač jeigu mūsų neklausia, kur mes turėtumėm kišti savo nuomonę. Tai yra tiesiog, tai yra neprofesionalu. Štai ir viskas. Tai tik tiek tų taisyklių, bet jeigu jūs jų laikysitės, aš garantuoju, kad pas jūs labai greitai užsipildys jūsų darbo kalendorius. O kai kitą kartą aplankys mintis, kad pas jūs mažai užrašymų, paklauskit savęs, o ką aš padariau, kad jų būtų daugiau. Jeigu nieko nepadarėt, pažiūrėkite iš naujo šį video ir taikykit mano rekomendacijas. Ačiū visiems, kas pažiūrėjote šį video iki galo. Aš jums linkiu pilnai užpildyto darbo kalendoriaus.